Tai sveiki visi, šiandien servise 007 itin solidus, gražus ir dailus Mercedes-Benz S550 2011 metų, 280 keli kW galios, V8, labai dinamiškas, labai geros komplektacijos, dvigubi stiklai, tikrai labai tylus, orinė pakaba, be abejonės komfortiškas automobilis, kuris važiuos visų 100% dujomis ir tą darys su kokybiška Landirenzo Omegas dujinė įranga. Apie komponentus pabandysiu trumpai papasakoti, tikrai noriu pabrėžti, kad vienas iš tokių sudėtingesnių montavimų, ilgai trunkantis, pakankamai sudėtingas, nes matot variklio skyriuje tos vietos itin kukliai, o reikia įsivertinti daug kriterijų, tiek temperatūrinė prasme, tiek vibracijos prasme, variklio judėjimo prasme ir krūva laidų sumontuota. Aš netgi buvau padaręs video ir parodžiau, kokį gabalą laidų, kokį kiekį laidyno reikės suguldyti čia viską tvarkingai variklio skyriuje. Tai be abejonės ir 2 reduktoriai, tai tada gal iš eilės apie viską papasakosiu. Tai pats gal valdymo blokas, pradėkim nuo jo. Yra sumontuota štai šitoje vietoje Landirenzo Omegas, kaip minėjau, pats geriausias 8 cilindrų MPI varikliams skirtas variklio blokas, kokį mes galim pasiūlyti, kokį Landirenzo siūlo iš esmės kompanija šitiem 8 cilindrų varikliukam. Tai matome 2 filtrus, vienas ir kitas skirtingose vietose, nes tiesiog netelpa, jie norėtųsi galbūt gražiau, dailiau juos kažkaip sukomplektuoti, bet jie tiesiog netelpa. Orinė pakaba, šitoj pusėje orinės pakabos rezervuaras, toj pusėje posparnėje kompresorius, bet čia aplink tą rezervuarą mes po vairuotojo pusės lempą esam sumontavę 2 Landirenzo LI10 Turbo Oversize pačius galingiausius ir našiausius dujų reduktorius. Be abejonės tinkamai padavę jam esam šildymą, tinkamai išsivedę dujų padavimą, tiek iš vieno reduktoriaus į vieną filtrą, iš kito į kitą. Purkštukai yra sumontuoti pavieniai po įsiurbimo kolektorium, po šituo dangčiu, ne kolektorium, atsiprašau, čia oro filtro dėžė tokia pavadinkim, tai, bet jie purkštukai yra po, reiškia, šitą dėžę ir be abejonės dar dujų padavimas yra sujungtas į bendrą ratą, tam, kad slėgiai būtų vienodi ir kad galėtume tiksliai sukoreguoti kuro mišinius, adaptuoti juos ir sureguliuoti visuose sūkiuose bei apkrovose. Tam, kad eitų prieiti ir nereikėtų lysti į posparnį, tai skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas sumontuota štai šitoje vietoje. Be abejonės keitimas labai paprastas, kaip matot, aptarnavimas nesudėtingas, kadangi iš karto pirštu liečiu galiu pakeisti skystos fazės filtrą, galiu pakeisti dujinės fazės filtrą, kitą dujinės fazės filtrą, temperatūrinis daviklis, taipogi čia jeigu būtų problemos, slėgio daviklis čia jeigu būtų problemos. Viskas stengiamės apgalvoti taip, kad kiek įmanoma pasidėti prieinamose vietose, dujinės įrangos saugiklis be abejonės irgi, tam, kad ir kiek įmanoma mažiau trukdyti, sakykime, čia kažkokiam variklio einamiem eksploatavimo darbam. Ir reikalų esant, kad galėtų būti tas dujinės įrangos aptarnavimas taipogi neįtin imlus laikui ir neįtin sudėtingas ir brangus. Tai visi Landirenzo dujinės įrangos montavimo darbai mūsų servise 007 visada pagal aukščiausios kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad naudojam kokybiškas žarnas, tefloninis jų vidus, tam, kad nesmirdėtų, neprasmirstų ilgainiui, naudojam spyruoklinės sąvaržas, specialias apsauginės gofras, dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Kiekvieną kontaktą lituojam, apsaugome termokembrikais, tam, kad tų problemų nebūtų nei dabar be abejonės, nei niekada ateityje. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Čia aš jums jo neparodysiu, nes iš tikrųjų yra sumontuotas apačioje, ranka siekiamas yra. Toks buvo kliento pagidavimas, tai mes be abejonės nedrįstam jam labai prieštarauti, ten, kuris pagidautas, ten ir sumontuotas. Nuotrauką beje pridėsiu, jeigu smalsu bus galima pasižiūrėti. Atsarginio rato vietoje turime balioną. Dugnas užsidaro lygiai gražiai, o balionas yra sumontuotas 82 litrų talpos. Bormech, kokybiškas, viskas gražiai, lygiai, tvarkingai užsidaro, be jokių problemų. Pildymą turim padarę prie benzino užpilimo vietos, atvykę į degalinę, atsidarom. Įjungiam į perėjimą, reiškia angalį ir užsipilam dujų. Jeigu reikia mums važiuoti į užsienį, tai angaliai be abejonės keičiasi, bet sriegis tas pats, pajungimas tas pats, viską tai padarom ir be jokių problemų užsipilam, užsipilę, viską gražiai uždarom. Tai tiek apie šį prabangų limuzino klasės Mercedes-Benz S550. Projektas nelengvas, sudėtingas, bet rezultatas labai gražus. Taip, kad jeigu taipogi ieškot kokybiškų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.